Žvėriškai juokinga Briedžio Eugenijaus pasaka. O lakštingala Izabelė taip susidraugavo su Briedžiu Eugenijum, kad liko geriausiais draugais iki pat gyvenimo pabaigos. Ji giedodavo savo mylimajam gražiausias meilės giesmes, o atsidėkodamas Eugenijus Uogieninas prigalvodavo Izabeliai juokingiausių pasakų iš Labanoro girios gyvenimo. Lakštingala ypač mėgo vieną Eugenijaus pasaką apie du įsimylėlius kirminus ir žvirblį. Ir nuolat prašydavo ją pasekti. O Briedžiui tai kas, jei mylimoji prašo, gali ir pasekti. Gyveno kartą du kirminai, Aldonas ir Aldutė. Jie taip karštai vienas kitą mylėjo, kad visą gyvenimą po truputį vienas kitą graužė. Taip ir šliaužėjo kirminai graužti it kokie graužtukai, spigliais pasiramšiodami, subintuoti nuo galvos iki kojų. Ir pamatė kartą tuodu meilės ligonius, aukštai ant šakos tupėdamas žvirblis Robertas Demiro Čirškutis. Ketino alkanas žvirblelis tučtojau kriminelius sulesti, bet nusileidęs išvydo, kokie jie susigraužę, žaizdoti ir bjaurūs. Užsiėmė Robertas sparnais snapą ir vos neapsivėmė. Dar niekad nemačiau tokių šlykščių, nevalgomų kirminų. Gal jūs nesveiki? Paklausė Demiro. Mes esame meilės ligoniai, paaiškino žvirbliui Aldutė. Todėl ir mintame vienas kitų. O kodėl jūs negalite užkrimsti, tarkim, žolyčių ir gėlyčių? Stebėjusi Robertas. Paliestumėt geriau kokių kazlėkų arba lepšiukų. Kas tie jūsų kazlėkai? Palyginti su mano mylimąja. Meiliai nusišypsojo Aldonas. Jūs matyt dar niekada nesat patyręs tikrosios meilės džiaugsmų, todėl nieko apie tai neišmanote. Ir nėr čia ko mums sutamsta čirškėtis. Žvirblis Čirškutis Demiro išgirdęs tokią užgaulę pastabą truputį įsižeidė, mat meilę jis jau buvo patyręs. Ir ne kartą, o 2 kartus. Tik jo meilė buvo kiek kitokia, nei pasakojo tuodu žemės kriminai Aldutė su Aldonu. Ką jūs suprantat apie tikrąją meilę? Pratrūko žvirblis net paraudęs iš pasipiktinimo. Tikroji meilė tai toks jausmas, kai smėlyje dailiai išsigėdini plunksnas, o paskui čirški savo mylimai nuostabiausius meilės čirškalus. Matote, mes neturime plunksnų, atlaidžiai nusišypsojo Aldutė. Be to, mes nemokame čirkšti, mylimosios mintį pratęsė Aldonas. Tai vienintelis būdas, kuriuo mes galime išreikšti meilę ir yra nuolatinis vienas kito graužimas. Taip mes ir pasisotiname ir parodome dėmesį savo antrajai pusiai. Pakraipė Robertas galvą, pristriksėjo prisimylėlių nieko gero nežadančių straksėjimų ir paklausė. O jeigu aš dabar judu meiliai suleščiau? Ne, ką jūs? Geriau pačirškėkit mums kokią žvirblių liaudies dainą. Ėmė maldauti Aldutė, slėpdamasi už Aldono. Ir prieš čirkšdamas įsikedenkit plunksnelės smėlyje, kad gražiau atrodytumėt, mėlikavo Aldonas ir dėl visako pasislėpė už Aldutės. Nutarė žvirblelis paklausyti žemės kirminų patarimų ir pasipuošti bei pagėdoti prieš tuodu sulesdamas. Mat Robertas Demiro kažkur buvo girdėjęs, kad maistas, pasiklausęs geros muzikos, būna minkštesnis ir skanesnis. Taip jis ir padarė, pasikedeno sparnelius, nusivalė snapelį ir užtraukė prieš pietinę giesmelę. Čyru, vyru, žvirblis Miro tikras vyras, moka jis gražiai giedoti ir sparneliais paplasnot. Moka jis gražiai giedoti ir sparneliais paplasnot. Čyru, vyru, jis nemėgsta leskefyro, jis nemėgsta kirmelių, susigraužusių piktų. Jis nemėgsta kirmelių, susigraužusių piktų.
tai kodėl jis jas naikina, kad pasaulis būt gražesnis ir švaresnis ir mielesnis, kad pasaulis būt gražesnis ir švaresnis ir mielesnis. O po šitokios dainos susijėmė Robertas sparneliais nosį, įsižiojo ir vienu kasniu prarijo abu įsimylėlius. O nugurkęs dar pagalvojo, ko tik nesuvalgai gražesnio pasaulio vardan, ko tik nesulėsi trokšdamas, kad įsimylėliai niekada vieni kitų negraužtų. Kol žvirblis prarijęs Aldoną ir Aldutę ramiai savo atrajojo, jį pastebėjo pro šalį bėgdama lapė Afroditė. Rudoji net apsilaižė, nes labai mėgo tokius sočius, skanius mąstytojus bei svajotojus. Ji tyliai prisėlino iš nugaros ir paplešnojusi Robertui Demiro per petį, gudriai paklausė. Apie ką mąstote, gardusis jaunuoliai? Kur jūsų mintys lakioja? Neseniai sušveičiau 2 labai nuodingus kirminus. Mąstau, kad netrukus turėčiau kojas pakratyti. Nepasimetė gudragalvis. Jau svaigsta galva, pykina, vidurius pučia. Matot, čirkštelėjo trukinėjančių balsų. Po tų žodžių griuvo Demiro ant žemės kaip negyvas, o krisdamas dar ir Labanoro girios orą pagadino. Jo žodžiuose Afroditė užuodė giliai paslėptą klastą. Bet dėl visako nutarė pasiieškoti kito maisto. O ką gali žinoti, gal tas kvailys iš tiesų nuodingais kirminais minta, arba kokius nors bulvių traškučius les, pagalvojo lapė. Paskui ir aš sukvailėsiu tokį netikusi maistą bevartodama. Ir nusispjovus, nutipeno šalin. O žvirblis tik purptelėjo medin laimingas ir paskui kokius metus visam miškui gyrėsi, kaip išmoningai lapę Afroditę apgavęs.